how is situation in other countries with sports in autonomous space. And I think that people who lived or visited sports in other countries could share their experiences about that too. So okay, maybe someone would like to say something. Nes yra daug užsieniečių. Dabar jeigu lietuviškai išverstume. Ir dar rusiškai. Tik dar nieko nepasakė. Kas nesupranta angliškai. English, Russian, Polish and everything. Kodėl čia visi susirinkom, kad minėt tas laisvųjų erdvių dienas ir kad žmonės, kurie turi minčių, ar įmanoma padaryti kažkokią laisvą erdvę ar sportą čia Lietuvoje, Vilniuje. O jūs nemanot, kad jie jau buvo? Kad yra sporto? Aišku, bet kaip Jūs žinot gal? didelį kažkokį... Gal gali papasakot? Gal žinot tas... Pusę metų, maksimum. Meluoju, 3 mėnesiai. Tai visai gerai. O kur spotai Vilniuje randasi? O žalias namukas, kur mane čiut nesudegino. O čia buvo pernai vasara. Vasara, žiemą tai yra. O kaip davai konkrečiau klausimus ir biškį lėčiau ir po vieną. Po gerą, po jūs pagavo. Parašai kokį jums ten. Aš pripratau Lūkiškėse ten parašą dalinti. Galiu padalinti, negaila. Ant popų. Duokit išgerti. Mūsų pagrindinis yra pašnekovas. Tai va, jums, prašau. Čia galiu pasakyti, Lietuva tam Galit pradėti klausti. nesubrendusi. Už klausimą po 2 litrus. Bet jeigu mes nesistengiam, tai nesubręsit Lietuva. Tau kur stengiasi tolėti, čia arba darai, arba ne. Jiems tas nenaudinga, tai yra Yra tokia tiesa. Arba. Kam visiems? Faktas, kad poreikis yra. Užsienį, kas liečia užsienį, sportus, kas liečia Poreikis užsienį. kvotam yra vienareikšmiškai. Jie paprasčiausiai gali kontroliuoti visą žmonių srautą, ką ten gyvena. Jie gali paprasčiausiai... Gerai, bet yra ir daugiau žmonių. O tu ir lietuviškai moki, tai ko čia apskaitinėjai? Yra žmonių, kurie nemoka lietuviškai. Jie taip kontroliuoja, Čia paprasčiausiai tik žino. visi lietuviškai moki. Apytiksliai žmonių, kiek ten gyvena. Du speak English, Deutsch, Franze parlata, capito? Aš irgi nekapito. Pavyzdžiui, meninis projektas. Ir mes norim ten užimti tas patalpas, pavyzdžiui, pusmečiui. Bet tai jam visas ataskaitas reikia rašyti ir ten... Reikia gero buhalterių iš tikrųjų. Turi būti vienas žmogus atsakingas. Ne tik vienas, ten reikia žmonių grupės, vienas nepramušė ledų. Turi būti kažkokia kūrybinė grupė, kuri būtų normaliai mąstanti žmonės jauni, pasiryžę gyventi. Ne, bet pažiūrėjau, kad social centers, tai jie nebūna taip, kad jie neturi viskas. Svečių. 3. Iš šūdų. Tai reiškia, tu visą laiką andratų. Niekad nežinai. Vyksta. Taigi visi mes susišnekam, ko prekiausi. Tiesiog vieniems tokios nurodos labiau, kitiem mažiau, žinai, viskas. Tame ir toksai, žinai, self-kontrolė svarbiausia.